Einam prie botano prisipūtusio žmogaus, jis šiandien daro kojas, dabar apšilinėja sąjį kelius, jo keliai silpni, jis pas irgi būtų silpnas, jeigu ne metanas. Ką dokumentuoji? Dokumentuoju apie tai, kokius steroidus vartoju. Nu, Kokius? metaną ir botaną. Jeigu reiktų pradėti video kaip Samoškai, tai tikriausiai turėčiau pradėti sakant, nutaikau news, trembaloną, deką, metabolę ir visi kiti steroidininką. Ai, čia toks referencas iš prieš paskutinį TikToką, kuris išėjo truputį viral. Bet ne esmė. O esmė tame, kad šiandien yra kojos. Padariau jau blauzdas. Dvigalvio nedarysiu, nes tiesiog katinau kojų treniruotę ir kitur įsimečiau dvigalvį. Ir dabar liko, ir jūs matysit, tik keturgalvį. Su labai gerai apšilęs kelius, viskas sąnarius. Ir šiandien tikslas treniruotės yra max išsitaškyti realiai kaip niekada. Daryti iki skausmų, iki negalėjimų, tiesiog challenge'int save, kaip niekada nesu challenge'inęs. Ir tikrai nustengtis nepasiduoti. Nepasiduoti degimui, nepasiduoti skausmui, nepasiduoti nuovargiui ir padaryti tos gerus 7-8 setus visiškai nuoširdžiai 100% atsiduodant. Ir aš tai darau, kad būtent parodyti ir rodyti tiek savo, kad galiu daugiau, bet ir parodyti mums visiems, ant kiek mes nesitreniruojam iki full potential. Nes ir aš nesitreniruoju ir daug kas nesitreniruoja, kas ypač nėra profai. Bet dabar aš gal tiesiog turėsiu daugiau motyvacijos ir to degimo iki galo varyti, nes ir filmuoju, ir dėl kontento, ir gal nenoriu gėdą savo pasidaryti, nes jau dabar tikrai prikalbėjau ir šito tikrai neiškirpsiu. Tai jeigu pasiduosiu, tai jau čia bus ant kameros ir prieš Lietuvą. Bet jo, planas yra toks, kad pradėt 2 setai extensionai, tada visokie presai. Pamatysim. Tai dabar vėlgi pradedu extensionus su 7 kg ir kažkada šitą techniką jau pristačiau, bet dar pristatysiu. Tai realiai aš esu nugaros atlošą atlenkęs iki galo. Tai jeigu jūs sėdėtumėt paprastai, tai sėdėtumėt kažkur taip. Bet aš visiškai sėdžiu įkritęs. Ką man tai duoda? Man tai duoda pastovę įtampą raumeniui, nes mano neutrali pozicija būna įtampai su tokia sėdėsena. Kitas dalykas, aš esu ženkliai stipresnis sutraukimo momente. Sutraukimo momente aš esu ženkliai stipresnis. Ir čia tiesiog gal kažkaip svertas veikia, aš nežinau, bet jeigu jūs pabandysit, iškart suprasit. Kitas dalykas, man visiškai dingsta įtampa nuo nugaros šitą pratimą darant būtent taip. Ir mane būtina būti prisitraukus prie rankinų. Kažkaip aš labai patogiai įkrentu šitą darant. Tai dabar 2 setai čia su 7 kg visiškai iki mirties setai bandysim, kad būtų. Sekantis pratimas, spaudimas kojų su šituo treniruokliu. Čia darau šiandien, kad paįvairint su leg presu, bet ir šiaip čia viskas labai gerai jaučiasi.
ir patogu, ir tiesiog raumuo dega nuo pirmo repso, tai tikrai patogus kampas man daryti. Čia aš darau kaip darau. Aš čia dedu kojas plačiau nei pečių plotis, per vidurį, po trejetuku ir pirštai, kaip visada, pasukti į šoną. Ir man taip tiesiog quads dega, quadų vidus labiau, šita vidinė pusė. Tai toks ir yra tikslas. Sekantis pratimas, pritūpimai smite ant pakilos pakeltais kulnais. Technika. Vėl kaip visada pas mane lėtai nusileidžiu ir kiek greičiau pakilo. Čia tikslas yra lėtai nusileisti iki 9 laipsnių arba šiek tiek daugiau, spausti iš pirštų ir pakilti 2/3. Kodėl? Todėl, kad būtent tokia technika aš maksimaliai galiu duoti apkrovą quadam ir išlaikyti įtampą belę kokį ir degimą. Tai, kad čia pasiduosiu dėl degimo, skausmo arba pompos, tai labai didelis šansas. Beje, dar ką prie leg preso norėjau pasakyti, kai dariau, nepaminėjau. Ten dariau su 100 kg, nežinau ar parašysiu, bet su 100 kg ir man tas svoris būtent šiandien buvo tobulas, nes aš grinai užbaigiau setą nuo negalėjimo mechaniškai daugiau daryti. Ne nuo padusimo, ne nuo, kad man skauda ir apsiverkimo, bet nuo to, kad mechaniškai nebegalėjau pakilt, arba, pusiau negalėjau pakilt, gal iš tikrųjų dar galėjau, bet tokie setai yra geriausi, žymiai geresni nei pasiduoti. Todėl yra labai svarbu tinkamai pagal save pasirinkti svorį. Tai va, o dabar tęsiam šitą žmogžudystę. Šitame pratime svorį diktuoja mano keliai. Tai aš net prieš darant šitą darbinį setą, tiesiog iš karto įsidėjau šiam. Ir jaučiau, kad maks 7, gerai, čia gal ne 7, čia gal šiam iš tikrųjų. Nes pagal bent jau senas taisyklės čia 9 kg, ne 2. Tai jo, bet man nerūpi. Man rūpi tai, kad man kelių neskaudėtų ir kad degtų quadai. Ką kol kas šio treniruotė įmanoma pasiekti ir kol kas pagal tikslą, pagal planą viskas.
paskutinis 7 toksai bonus. Čia paaiškinsiu irgi, ką darau. Pakyla ant kulno. Ką aš dabar darysiu? Aš darysiu tokią statiką. Aš nusileisiu, aš dabar nerodysiu, aišku, nes aš žiauriai pavargsiu, bet aš nusileisiu iki 9 laipsnių, laikysiu kokias 2-3 sekundės. Aš šiaip neskaičiuosiu, kiek laikysiu, tai nesvarbu. Palaikysiu, tada nusileisiu iki pat apačios, palaikysiu, tada paspausiu virš 9 laipsnių, laikysiu ir tada vėl 9, apačia ir viršus. Tai aš varysiu taip, cak, 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 cak. Su pauzėm, nieko neskaičiuosiu, darysiu kiek galėsiu, arba kol padusiu, arba kol nualpsiu, arba kol pasiduosiu, arba kol sąžiningai padarysiu, vienas iš 4 tikriausiai. Jeigu norit prisiminti tikrą degimo jausmą, pabandykit šitą kombinaciją. Labai gerai prisiminsit. Galėsit nebedaryti vėl kokius 3 mėnesius. Quadų treniruotė labai gera, užskaityta. Padariau. Ar pasidaviau daug kur, nežinau, pamatysiu per video, nes per video dažniausiai labai matosi, kad dar galėjau daryti labai daug, bet nepadariau, nes kai darai gyvai. Iš išorės visą laiką lengviau. Ir matyti, ir kritikuoti. Ačiū, kad žiūrėt. Jeigu patiko videočiukas. Ir iki kito karto viso